Kokius jausmus jums sukelia ši nuotrauka? Gal ji jums atrodo intelektuali ir paslaptinga, nes asocijuojasi su universiteto aplinka ir knygomis? Gal netgi jūs galėtumėte teigti, kad mergina studijuoja filosofiją ar filologiją? Visos šitos įžvalgos yra teisingos, nes jos puikiai atspindi Dark Academia estetiką. Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį ir šiandien norėčiau apžvelgti kūrinį, kuris paskatino šios estetinės krypties atsiradimą. Ši knyga yra Donos Tartt Slapta istorija. Prieš pradėdamas turiu pabrėžti, kad šis Donos Tartt kūrinys yra labai daugiasluoksnis. Jame nemažai antikos kultūros ženklų, yra intertekstų į kitų klasikinių rašytojų kūrinius, daug popkultūros atributų. Dėl šios priežasties trumpame vaizdo įraše neįmanoma atskleisti visos knygos esmės, tačiau pasistengsiu atkreipti dėmesį į svarbiausius dalykus. Kalbant apie kontekstus, tai būtina išskirti du – literatūrinį ir kultūrinį. Visų pirma, Dona Tartt yra didelė rusų rašytoja Fiodoro Dostojevskio gerbėja. Netgi neslepiama, kad pagrindiniu slaptos istorijos įkvėpimo šaltiniu tapo Dostojevskio romanas Nusikaltimas ir bausmė. Nusikaltime ir bausmėje aprašoma, kaip teisės studentas Raskolnikovas dėl skolų nužudo seną palūkininkę ir jos seserį. Vaikinas šios nusikaltimus teisina tuo, kad palūkininkė yra parazitė ir kenkia visuomeniai. Be to jaunuolis įsitikinęs, kad gali neatsižvelgti į moralę, nes jo poreikiai yra svarbesni už kitų. Nepaisant šių įsitikinimų, Raskolnikovą vis tiek ima kamuot sąžinės priekaištai ir tai tampa jo bausme. Tarp slaptos istorijos bei nusikaltimų ir bausmės yra nemažai sąsajų. Slaptoje istorijoje irgi aprašomi studentai, kurie laiko save pranašesniais už kitus. Pagrindinio kūrinio veiksmo ašis yra nusikaltimas ir jo padariniai. Be to, reikia aptarti ir kitą kontekstą – kultūrinį. Slapta istorija yra paremta Donos Tartt studijavimo Benningtono universitete patirtimi, kai ji mokėsi antikos kultūros. Tai paaiškina, kodėl kūrinyje yra tiek daug antikinių motyvų ir filosofinių idėjų. Pavyzdžiui, pagrindiniai kūrinio veikėjai, apsėsti antikos idėjų, surengia palaidas apeigas, vadinamas bachanalijų vardu, ir tai paskatina tragiškų įvykių raidą. Šis kūrinio siužetas paimtas iš senovės graikų dramaturgo Euripido tragedijos Bachantės, kurioje parodoma, kaip miesto Tebų moteris, valdomos laukinių troškimų, nužudo savo mylimą valdovą Pantėją. Ši tragedija atskleidžia, kad instinktų valdoma visuomenė gali paskesti chaose ir beprotybėje. Be to, slaptos istorijos veikėjai atspindi tam tikras klasikinės idėjas. Pavyzdžiui, vienas iš personažų Henris įkūnija hubris ir nemezis sąvoką. Perteklinis pasitikėjimas veda į žlugimą. Būtent arogancija ir netikėjimas atsitiktinumais nulemia Henrio nuopuolį. Galų gale, slaptoje istorijoje yra pilna samprotavimų apie tokias antikinės temas kaip grožis, dvilypė žmogaus prigimtis, likimas. Kūrinyje pasakojama pagrindinio veikėjo Richardo akimis. Donos Tartt romanų ypatybė yra ta, kad jos pagrindiniai veikėjai yra labiau stebėtojai negu individualiai veikiančios figūros. Dėl šios priežasties Richardas introspektyviai prisimena savo studijų laikus Hamdeno universitete, kai pradėjo mokytis senovės graikų kultūros pas ekstravagantiškai ir paslaptingai dėstytoją Julianą. Be to, vaikinas ten susipažino su savo kursiokais, kurių viso labo buvo 5 – intelektualiuoju Henriu,
linksmuoju Baniu, geraširdžiais dvyniais Kamila ir Čarlzu bei flegmatiškuoju Frensiu. Ilgainiui Richardas įsiliejo į šią draugiją, tačiau vienas nelaimingas atsitikimas viską sugadino. Nuo tos akimirkos draugus apėmė nepasitikėjimas vienas kitu, paranoja, baimė ir tai negrįžtamai paveikė jų gyvenimą. Jeigu žmogus nori perskaityti kokybišką šiuolaikinę prozą, tai Donna Tartt kūriniai yra vieni geriausių pasirinkimų. Rašytoja kūrinius rašo ilgai ir skrupulingai. Per 40 metų ji tai išleido tik 3 romanus. Be to, Donna Tartt turi panašią darbo etiką kaip 20-ojo amžiaus prancūzų rašytojas Marcelijus Prustas. Moteris retai lankosi viešumoje ir vertina savo privatumą, linkusi rašyti kūrinius namų tyloje ir ramybėje. Donnos Tartt romanai yra tikroviški ir įdomus, nes į jos įdėta daug kryptingo darbo. Ta pati galima pasakyti ir apie Slaptą istoriją. Pirmąjį rašytojos kūrinį parašytą su nepaprastu preciziškumu. Pavyzdžiui, aš nekartą esu girdėjęs mokytojus minint, kad vaikas yra savo šeimos atspindys. Šią įžvalgą remiamasi ir kūrinyje, vaizduojant Banį ir jo šeimą. Netgi nesusipažinus su Banio šeima, tampa aišku, kokioje lėkštoje aplinkoje vaikinas išaugo, skaitant jo neigiamus charakterio bruožus. Knygoje yra ir daugiau tokio psichologinio realizmo atvejų. Taip pat drįsčiau teigti, kad Donnos Tartt kūrinys Slapta istorija ateityje turi didelę tikimybę tapti didžiuoju amerikietišku romanu. Didysis amerikietiškas romanas tai meniškai vertingas kūrinys, kuris geriausiai atspindi tam tikrą JAV laikotarpį. Tokia knyga yra ir Slapta istorija, nes ji puikiai parodo JAV 80-ųjų, būtent tuo metu vyksta kūrinio veiksmas, realijas. Visuomenės sumaterialėjimą, medijų įtaką formuojant viešąją nuomonę, narkotikų platinimą ir taip toliau. Geriausiai visuomenės moralinis nuopolis vaizduojamas atskleidžiant groteskiškai Banio šeimą, Korkoranus. Banio tėvams netgi sūnaus laidotuvių dieną rūpi neįvykusi tragedija, o socialinis statusas ir turtai. Šie procesai vyksta ir šiomis dienomis, todėl kūrinys yra aktualus ir vertingas. Galų gale norėčiau pakalbėti apie kūrinyje atskleidžiamas temas ir problemas. Jų yra be galo daug, todėl apsistosiu ties man įdomiausia dvilypė žmogaus prigimtimi. Tikriausiai daugelis yra girdėję posakį nespręsk apie knygą iš jos viršelio. Beje, jis minimas ir kūrinyje, tačiau šis posakis knygoje įgyja kiek kitokią reikšmę negu įprastai. Žmogus viešumoje gali atrodyti doras ir kilnus, tačiau jo vidinis pasaulis yra visiškai supuvęs. Tokia patirtis ištinka ir Richardą. Iš pradžių jam jo draugai atrodo inteligentiški, simpatiški ir kilnūs. Tačiau įsitraukęs į jų gyvenimą, vaikinas supranta, kad jie yra bailūs ir egoistiški žmonės. Panašiai atsitinka ir su Julianu, kurso dėstytoju. Didžiąją kūrinio dalį Julianas vaizduojamas kaip empatiškas ir išmintingas žmogus, tačiau kūrinio pabaigoje atsiskleidžia visa jo dvilypė prigimtis. Apie Julianą Richardas kalba šitaip. Galėčiau pasakyti, jog Juliano žavesio paslaptis – mokėjimas prisiklijuoti prie jaunuolių, norinčių jaustis geriau už visus kitus. Jis turėjo keistą talentą, nevisavertiškumo kompleksą paversti pranašumu ir puikybe. Dar galėčiau pasakyti, kad jis šitai darė skatimas ne altruizmo, bet savanaudiškumo, paklusdamas kažkokiam garbėtroškos impulsui.
parodoma, kad žmogaus išsilavinimas ir rafinuotumas nebūtinai reiškia jo dorybę. Taigi slapta istorija verčia skaitytoją kritiškiau vertinti savo aplinkos žmones. Viską apibendrinant, Donos Tartt kūrinys Slapta istorija po išleidimų tapo furoru viešoje erdvėje ir paskatino Dark Akademijos atsiradimą. Visgi, mano manymu, kūrinio pagrindinė vertė slypi meniškame išdirbtume. Knyga bus įdomi tiek žmogui baigusiam filologiją, tiek žmogui norinčiam gauti malonumą iš skaitymo. Donna Tartt šiame kūrinyje meistriškai įkomponuoja klasikinius siužetus į dabartinės realijas ir priverčia skaitytoją iš naujo pažvelgti į visuotinai priimtas tiesas. O kaip jums, mano mėlyjeji kanalo žiūrovai, ar jūs esate skaitę šią knygą, ar sudomino ši apžvalga? Gal esate susipažinę su kitais Donos Tartt kūriniais? Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir linkiu jums gražios likusios dienos. Viso!